3, 2, 1. Wow! Eteris! Hebra, taip seniai nedarėm video. Turėjom daug priežasčių. Ir daug nuotykių. Bet priežasčių yra daug. Gerai, pradedam. Turbūt jau kadangi išvažiavom, mes šiai dienai dabar esam Vroclave, tai yra Lenkija. Ir žinokit, koks geras jausmas būti Lenkijoje, ta prasme. Beveik namuose. Jūs galit netikėti, ta prasme, jausmas dėl to, kad čia viskas taip pat. Nu pažiūrėkit, prirašinėtos sienos visiškai taip pat kaip ir pas mus. Va, tai trumpai, gerai, tai dabar papasakosim šitą video esmę, norim papasakoti jums šiek tiek apie Italiją, kadangi didelė ilga šalis ištransavom, viskas gausi sėkmingai ir jeigu mes jau esam čia, vadinasi viskas gerai. Tai gerai, tai tą progą ir pradedam. Mes iš Ispanijos, tai yra iš Barcelonos, plaukiam su keltu į Italiją. Atplaukėm, gavom pirmą fainą nakvynę, miegojom po... Kaip čia pasakyti, kokiai vietoj mes nakvojom? Nu, Atviru dangu, bet mes tiesiog atplaukėm į Civitavecčią, tai čia netoli Romos uostas. Ir per keltą surfingą pavyko tokią love surasti, kuri mums tiesiog suteikė nakvynę. Ja. Bet mes nuėję pas ją, nusprendėm, kad mes nenorim ant grindų miegot. Pamatėm, kad pas ją yra balkonas ir ant balkono dar antras aukštas, tai mes tiesiog po atviru dangu miegojom. Gerai, jo, tai trumpai. Tai žiūrėjau, mūsų tikslas Italijoje pagrindinis buvo pamatyti Romą, pamatyti, tada užlipti ant vulkano Etna. Ir grįžti per Veneciją. Jo, ir grįžti namo. Jeigu tai pagal žemėlapį, tai paaiškinsim taip. Mes buvom taip šiek tiek aukščiau nei centras, nuvarėm iki pat apačios. Tai va, pamatėm Romą, tiesa. Roma šiaip didelis miestas. Kažkodėl mes matėm labai daug policijos, policija buvo ant kiekvieno kampo. Su jie reikalų neturėjom šį kartą. O šiaip tai didingas miestas, architektūra tikrai gera, šiaip patiko panašiai kaip ir Paryžiaus architektūra. Kažkas sakė, kad labai daug kryžių, bet iš tikrųjų kažkaip... Bažnyčia. Jo, daug bažnyčių, bet kažkaip aš tai neatkreipiau, pavyzdžiui, dėmesį, čia gal labiau į tai, ką susikoncentruoji, tą ir matai. Nu, ta prasme, natūralu. Tai va, kas tada dar? Kas pridara, Romą aplankėm Koliziejus, susimojavom su popiežium. Jo, ta prasme, visi tam Vatikane buvom, nu, ta prasme, ten... Apsiforvinom. Jo, turizmas yra rimtas verslas. Tai va, bet tai čia tiek. Mes praktiškai pabuvom Romoje ir išvažiavom iš karto link Sicilijos. Kas yra Sicilija? Tiem, kas nežino, Sicilija tai yra Italijos dalis, kuri yra pačiose pietuose. Tai jeigu žiūrint į žemėlapį, jūs matot tą batą, ten yra toks batas, kaip sakoma. Tai va, Sicilija yra to bato visas galas. Jis yra šiek tiek atskirta, ten yra viena vieta, kur neįmanoma. Jeigu tiesiai su mašina neįmanoma pravažiuoti, reikia keltis su keltu, ten gal 6 kilometrai. O žiūrėkit, kokį priėjom. Čia yra Lenkija. Didingas kraštas. Tai va, žodžiu, ir nutranzavom nuo Romos iki vulkano Etnos. Tenai turėjom tokią įdomią situaciją, atvažiavom vakare, buvo sekmadienis, o sekmadienis ispanai iš vis nesiparina, jie nei dirba, nei nieko iš vis ką nors daro, o ne ispanai, italai, atsiprašau. Tai buvo įdomi situacija, kad mes... ir tiesa, mums reikėjo nusipirkti bilietą ir pas juos ten kažkaip keistai pardavinėjami tie bilietai į kažkokias įdomesnės vietas. Kiekvienas, tarkim kaip čia pasakyti, kiekvienas autobuso brandas, jis tau pardavinėja bilietus, bet jis turi savo mini ofisiuką skirtingoje vietoje. Tai buvo netoli stoties, tai mes jau praėjom kokį 15 tokių ofisiukų, kol supratom, kad mūsų tas uždarytas. Gerai, tai čia tiek. Tai nuvažiavom į Etną, užlipom maždaug, mūsų užvežė ten kažkur ant 2 km aukščio ir mes užlipom dar 1 km į viršų. Šiaip žiauriai įdomus patyrimas, jeigu turėsit progą, būtinai tą padarykit. Nes viskas prie to vulkano atrodo visiškai kitaip. Jo, ir čia tikrai geras jausmas aplanko. Taip. Einam toliau, pažiūrėsim, ką mes čia turim. Čia mes pailsiavom. Galva kažkokia? Jo, čia mes pailsiavom iš tikrųjų. Ir vakar netgi jau pailsiavom. Realiau poilsis į galą, tai mes tiesiog pailsiaujam. Jo. Tai va, toliau. Užlipom į vulkaną Etną. Ir iš Etnos mūsų tikslas buvo nuvažiuoti patį Italijos viršų ir iš viršaus aplankyti Veneciją. Nes jinai yra pakeliui tiesiog ant mūsų kelio ten, kur mums reikia. Tai Venecija, paliko tokį įdomų įspūdį, tikrai labai ten kitoks tas miestas. Tikrai nestandartinis, atrodo tikrai kitaip negu kiti. Jo, visur tie kanalai, turistų aišku 30-100 milijardų kaip visada.
Tai, bet vieną kartą, manau, pamatyti tikrai verta, tikrai reikia, jeigu turint progą. Taip, kas tada toliau? Buvo Venecija, gavom Venecijos prakeikimą, tai nepavyko ištranzuoti normaliai. Įsivaizduokit, pirmą dieną vakare pradėjom, to tokia ne pati geriausia vieta, bet visai normaliai, atrodo, daug mašinų važiavo. 3 valandas vakare stovėjom ir nieks nepaėmė. Porą mašinų stovėjo, bet jos važiavo gal 10 km. Tai nusispjovėm miegoti ten šalia, ta prasme, už 30 metrų. Ryte atsikėlėm, vėl tranzavom. Tai kai po valandos nieks nesustojo, pasiėmėm traukinį. Nes, reikėjo išvažiuoti iš miesto tam, kad galų galia nesėdėtų toj Venecijai ten visą dieną. Tai vat, kas dar toliau? Galim papasakoti apie... Įdomus nutikimas. Kai važiavom iš Italijoje, padarėm turbūt rekordą per mūsų dieną pagal atstumus. Per vieną dieną nuvažiavom kažkur apie 780 km, nes važiavom nuo Sicilijos iki Romos. Sutikom tiesiog nuostabių žmonės, aišku, kaip visada atsitiktinai, arba neatsitiktinai, kas ten žino. Ir jie mums pasiūlė pernakvot pas save namuose, nusiprausti, išsiskalti. Jie mus pavaišino vietiniam picom, pasirodo, jie buvo Vilniuj kažkada, žodžiu, taip labai smagiai. Kaip visada, čia vieni iš tų tokių geresnių nuotykių, kur tai mums tas paliko gerą įspūdį. Taip pažinome italų kultūrą. O mašina prieš tai mus irgi nuvežė į vieną miestą ir pavaišino mus vietinę mozzarellą, kuri buvo tą pačią dieną gaminta iš buivolo pieno. Taip, ir man atrodo, kad toje vietoje tikra mozzarella tikrais ir gaminama Italijoje. Tai va, tai paragavom tikros mozzarellos, davė dar kažkokią kitokią ten vietinę tokią sūrą. Žodžiu, smagiai. Taip, žmonės italai, gerai, apie žmonės. Šiaip draugiški, tranzavimo nesupranta. Ta prasme... Visą galite įsivaizduoti, jūs tranzuojate ant kelio, žmonės faini, jie jums mojuoja, papipsina, parodo ženklą tą patį atgal, bet jie tiesiog nestoja. Gerai, bet kai kurie iš jų ir ne tik, kad visi ten tokie super faini, kai kurie ir sako what the fuck ir jie mums visi rodė tokį vieną ženklą. Jis va taip rodosi ir jis reiškia šiai what the fuck, ko tu iš manęs nori. Mes paskui tik tą sužinojom. Kur mes einam? Einam ten, davai. Tai buvo ir tokių pakankamai daug situacijų, bet tai ant kelio jie nespranta. Bet Tour de France. Bet kai tu esi degaliniai ir tu juos kalbini, jokių problemų. Tai čia buvo mūsų paslaptis, kad mes praktiškai Italijoje keliavom tik greitkeliais. Aišku, teko ten visur negreitkeliais. Vieną kartą, kai važiavom link Etnos, ten nuvežė iš vis į kitą Italijos pusę, ten tarsi Bairis juodas buvo. Į kaimą kažkokį mažytį mus nuvežė. Kaip visada, ir buvo priežastis tik tai todėl, kad mes italų gerai nemokėjom. Mes iš vis tiksliau italų nemokėjom. Neparodėm žemėlapį, kuris neparodė, kur važiuoja. Mes parodėm, žinau, kad aš jam rodžiu žemėlapį, bet, ta prasme, aš galvojau, kad jis važiuos ten, jisai irgi galvojo, kad jis ten važiuos ir gausi taip, kad jis nuvažiavo, kur jam reikia. Čia tiesiog pasitakė itališko humoro epizodas. Bet tarsi viskas gerai, nes mes esam gyvi, sveiki, ta prasme. Paskui mums viskas susidėliojo tikrai labai taip gerai, tai negalim skųstis. Italija aplankymui gera šalis, gyventi negyvenčiau, bet aplankyti tikrai verta. Ir italai irgi sako, gyventi, auginti vaikus Italija ne, bet šiaip, turistau, tai... Tikrai yra ką aplankyti, yra ką pamatyti, yra kur pailsėti. Šiaip, aš asmeniškai nenorėčiau jums mesti inkarų kažkokio apie Italiją, nuvažiuokit, pasižiūrėkit, susidarykit patys įspūdį, ta prasme, nes viena yra, kai matom mes, keliaujam mes, kita yra, kai keliausit jūs, tai ta prasme, tai yra natūralu, kad per daug neprimest kažkam nuomonės. Bet tikrai verta aplankyti, nes Italija yra taip, kad jie anksčiau buvo sujungti iš daug mažyčių vietovių ir kiekvienas regionas turi savo skirtingą specifiką, vieni turi savo specialų maistą, kiti savo specialią kalbą ir dar taip toliau. Tai realiai per Italiją važiuojant gali daug jausti, kaip daug šalių aplankė. Taip, o ta buivolo mozzarella iš tikrųjų buvo tokia, geras daiktas, tikrai paragauti reikia vieną kartą gyvenime. Tai buvo Salerno mieste, tai jeigu kada keliausit. Ir sakė, kad, sakė pati geriausia pica ir tikriausiai yra Neapolyje. Neapolyje nebuvom, kažkaip nenorėjom skirti laiko bet kokiem miestam, nes tų miestų yra pilna ir galima lankyti vos ne kiekvieną iš jų, tai nusprendėm, kad ne. Tai va, tai apie Italiją ir kas. Tai paskui, strigau. Venecijoje buvom, Venecijoje vėl pasiekėm 4 valandų limitą, 4 valandų realiai stovėjimo vienoje vietoje dar nesam prakirtę. Kol kas yra 4 valandos Paryžiuje, 4 valandos Venecijoje ir kur čia dar? Ir viskas. Ir 2 kartus po 3 valandas buvo Granada ir Sevilijai. Tai čia Ispanija. Tai va, tai
viskas kaip ir gerai, esam gyvi sveiki. Padarysim kitą video, papasakosim apie Austriją ir Čekiją. Taip, o dabar mes žingsniuojam. Tai dabar mes atvažiavom į Lenkiją aplankyti draugės Beatos. Nuostabios merginos, jeigu kada nors norėsite pašnekėti su protingu žmogumi, rašykit Beatai. Labai faina, tikrai padės. Ir tiek. Apie Italiją sakom tiek. Pasimatysim toliau. Nedarėm daug filmukų, nes dėl įvairių priežasčių. Tarsi yra tų filmukų, įkelt neišeina. Nes internetas visai buvo. O dabar jau praktiškai liko kelios dienos, tai mes rytoj iš čia išjudam jau link Lietuvos, tai Lietuvą pasieksim jau realiai po kokių kelių dienų. O ir vėl kažkoks pastatas. Tai va, chebrytė. Šiaip veiksmas. Už visko slypi veiksmas. Už visko, ką tu matai, slypi veiksmas. Už visko, ką mes dabar eidami matom. Va, matai mano pirštas? Jis juda. Va, šitas lemputės. Už jų slypi veiksmas. Šitą mašiną, už jos slypi veiksmas. Tas žmogus segėsi diržą. Tai yra veiksmas. Noras plus veiksmai lygu išpildžiusios svajonės. Tai vat, daryti. Tiek, viskas, tiek apie Italiją. Davai, chebra. Čiau.